Visi žinome posakį, kad namo langai tai akys į pasaulį. Todėl nuo jūsų projektavimo labai priklauso ne tik kokį vaizdą matysime, bet ir ar namai bus komfortiški. Mes kaip langų gamintojai susidurime su dviem pagrindiniais kraštutiniais atvejais. Tai vienas variantas, kada atėjęs klientas pageidauja tokių dalykų, kurių neįmanoma kokybiškai pagaminti ir vėliau eksploatuoti, arba nežino apie egzistuojančias galimybės ir jomis nepasinaudoja. Geras pavyzdys būtų terasinės duris. Atėjęs klientas mato tas duris, pamato ir aišku sako, tikrai norėčiau tokių durų, būčiau jas pasidaręs, tačiau dėja angos jau užmūrytos ir jau per vėlu. Kita nereta situacija, tai architektas projektuodamas angas, nes visada atsižvelgia į gamybos langų specifiką ir jų statinės savybės. Būna, kad tokių gaminių negalima pagaminti technologiškai. Reikia dėti skersinius, siaurinti angas, koreguoti, keisti medžiagas. Šiuolaikinės langų tendencijos yra labai aiškios. Populiarėja didelių gabaritų šilumą saugojantys langai. Kadangi juose naudojami 3 stiklų arba net specialios paskirties stiklo paketai, gaminiai būna sunkus. Jos veikia oro sąlygos, langai patiria įvairiausias deformacijas. Todėl atitikimas statikos reikalavimams tampa ypač aktualiu. Visais atvejais taupant laiką, asmeninę energiją ir finansus reikėtų gerai apgalvoti langų ir durų projektavimo darbus. Šiame kontekste svarbus yra vienas klausimas: kaip aš noriu gyventi, kaip aš jausiuosi savo būste ir kuo prie to gali prisidėti langai. Besiaiškinant atsakymą, neišvenkimai paliesime klausimą, o kokios yra galimybės ir kas tinka man. Projektuojant langus svarbu adaptuoti gaminius pastatui ir maksimaliai priderinti prie kliento poreikių. Pasyvuose namuose yra aukštai iškeliama langų energetinis efektyvumas. Taip pat svarbu skirti dėmesį triukšmo izoliacijai, saugumo ir saugos reikalavimams. Nemažiau rūpi ir langų dizaino galimybės, o jos yra pačios įvairiausios, pradedant nuo formos ir baigiant rankenomis ar dekoratyviniais lango elementais. Taip pat atliekant projektavimo darbus pagalvokite ir apie duris. Mūsų klimato zonoje būna problemų, jei nėra tamburo. Žiemą šaltis veržiasi tiesiai į gyvenamas patalpas, tad projektavimo metu tiesiog būtina išnagrinėti visus galimus sprendimų variantus.